Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos kanalas ir mama Varnė. Na, o šį kartą visiems puikiai žinoma pasaka, su kuria ir aš užaugau, 12 brolių juodvarniais lakstančių. Gyveno kartą ponas ir turėjo žmoną, kuri netrukus mirė, palikusi 12 sūnų ir mažą dukrelę. Netrukus tėvas sumanė vesti kitą, bet toji buvo ragana, kuri paprašė štaigi ko. Duktė tegul lieka, o visus savo sūnus sudegink, supilk jų pelenus į 12 vokų ir atsiųsk man, tada už tavęs tekėsiu. Tėvas ir taip mąstė, ir šiaip, ir niekaip nesugalvojo, kągi daryti. Tuomet viską papasakojo vienam savo tarnų, o tas ir sako: Pone, dėl ko čia rūpinatės? Juk tamstos dvare yra didelių šunų. 12 jų sudegink, pelenus supilstyk į vokus, užantspauduok ir nusiųsk jai. Nejaugi jinai atskirs, kad čia yra šunų, o ne sūnų pelenai. O po vestuvių, jeigu ras sūnus, kas iš to, niekogi jiems nepadarys. Taigi ponas taip ir padarė. Sudegino 12 šunų, pelenus supylė, užantspaudavo ir nusiuntė raganai. Ta apsižiūrėjo visus popierėlius, išuostė ir sutiko už ją tekėti. Po vestuvių parvažiavusi dvarą, ragana tik šniukšt, šniukšt, visur apšniukštenėjo ir sako: Kas čia smirdi? Visi tie, kurie čia dvokia, nereikalingi, tegu juodvarniais išlekia. O jos posūniai tuo metu slėpėsi rūsyje po rūmais. Ir tuoj vienas po kito tik tai strykt ant lango ir išlėkė savo. Taigi toliau rūmuose liko gyventi tik tai ponas, jo ragana ir mažoji dukrelė, nežinojusi, kad turi net 12 brolių. Mat ponas buvo užgynęs ir prisakęs tarnams niekada nepasakoti nei apie jos 12 brolių, nei kas jiems nutiko. Vieną kartą mergaitei sukakus 12 metų dvariškiai ėmė tarpusavy šnekėtis. Argi mirusios ponios tebuvo viena dukrelė? Tuomet vienas senesnis tarnas atsakė: Ką čia bešnekėti? Buvo 12 sūnų ir viena dukrelė. Bet poniai mirus, ponas vedė raganą, tai ji visus juos užkeikė ir jie juodvarniais pavirtę išlėkė iš dvaro. Mergelė, išgirdusi dvariškių kalbas, ėmė rengtis į kelionę, savo brolių ieškoti. Pasisiūdino 12 marškinių, 12 kelnių, 12 paklodžių, 12 užvalkalų ir išėjo surišusi visus tuos daiktus ryšulėlyje. Ėjo per kalnus, per laukus, per miškus daugybę dienų ir savaičių. Ir ką tik tai sutikdavo, vis klausdavo apie savo brolius, juodvarniais lakstančius, bet niekas nieko jai negalėdavo pasakyti, niekas jų matę nebuvo. Beidama per didelę girią užėjo atsiskyrėlį. Pas tą įėjusi klausė, ar nėra kur matęs jos brolių juodvarniais lakstančių. O atsiskyrėlis jai ir sako: Nemačiau, bet turiu galios šnekėti su debesimis. Lik nakčiai mano namuose, o rytoj sušauksiu debesis, gal tie bus ką nors matę. Ryte atsiskyrėlis sušaukė debesis. Kai sugulė debesis apie jo trobelę, taip tamsu pasidarė lyg juoda naktis. Išėjo atsiskyrėlis laukan ir klausė debesų: Ar nematėte, kur 12 brolių juodvarniais lakstančių? O debesis atsakė, kad niekur nieko nėra matę ir išsiskirstė į visus kraštus. Tuomet atsiskyrėlis sako mergeliai: Gal tavo brolių nebėra tarp gyvųjų, bet gal dar kur ir rasi. Kai eisi šiandien į girią, vakarop užeik pas mano brolį, taip pat atsiskyrėlį. Jis turi gebėjimą su visais vėjais kalbėtis. Tai vėjų paklaus, gal tie bus kur nors matę brolius. Ir išėjo mergaitė. Ėjo per girią ir priėjo vakarop kito atsiskyrėlio namus. Įėjo ir to paklausė, ar nematė, negirdėjo jos brolių juodvarniais lakstančių. O tas ir sako: Aš nieko nežinau, pernakvok pas mane, o rytoj rytą sušauksiu visus vėjus, galbūt tie kur nors ką nors būtų matę.
ir tau tikrai pasakys. Ryto metas sušaukė atsiskyrėlis visus vėjus, tie suputė, sužė, sušniukštė. Visų išklausinėjo ir visi atsakė, kad ne vienas nežinas, ne vienas niekur neužėjęs, ne vienas niekur nieko nematęs. Tada atsiskyrėlis sako mergaitai, gal jų nebėra tarp gyvųjų, kad ne vienas vėjas niekur nėra jų sutikęs. Bet neprarask vilties, kai eisi šiandien per girią. Atrasi vakare mūsų trečiąjį brolį, kuris turi gebėjimą su visais pasaulio paukščiais susikalbėti. Jei ir yra kur tavo broliai, tai gal koks paukštis bus juos sutikęs. Mergaitė vėl išėjo, ėjo visą dieną per mišką ir vakaro priejo trečiojo brolio trobelę. Tas jai taip pasakė. Pernakvok šiąnakt pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukščius. Tai jie, jei ir bus ką nors sutikę, tikrai tau pasakys. Ryto metą atsiskyrėlis sušaukė visus paukščius, kad prilėkė, priskrido paukščių ir didelių, ir mažų, visokiausių. Išėjo atsiskyrėlis ir ėmė klausinėti paukščių. Tie atsakė, kad ne vienas niekur nieko nėra matęs, nieko nežinas. Atsiskyrėlis pulkus atleido ir visi išsiskirstė. Pagaliau, kur buvęs, kur nebuvęs, atplasnoja šlubas erelis. O atsiskyrėlis ir šaukė ant jo, kodėl tu nesuskubinai, kodėl tik dabar atskridai? O erelis jam ir atsako, man koja šaulys peršovė, labai skauda, negalėjau greičiau atlėkti. Atsiskyrėlis vėl klausė erelį, ar nesi matęs kur 12 brolių juodvarniais lakstančių? O erelis atsako, mačiau ir žinau, jie per dienas juodvarniais laikioja, o naktį žmonėmis kalne gyvena. Tada atsiskyrėlis davė mergelį 12 smaigtelių ir liepė, kai lipsi kalną, juos visus smaigstyti ir ant jų stotis, o paskui vėl iš apačios traukti ir į viršų smeigti. Tik tai, sako jis, saugokis, kad ne vienas smaigtelis tau iš rankų neiškristų. Jei nors vienas iškris, tai ir nebegalėsi ant kalno užlipti. O ereliui prisakė, tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir neužsimuštų. Taigi išėjo mergelė su ereliu link kalno. O priėję pamatė, kad kalnas toks aukštas, kad net už debesis aukštesnis. Ėmė mergelė savo smaigtelius į kalną smaigstyti ir lipti aukštyn. Smaigstė, smaigstė, kaišiojo, gal kokį pusę susmaigstė ir būtų jau užlipusi. Tik vienas smaigtelis ėmė ir iškrito iš rankų. Bežiūrėdama į jį krintantį, ėmė ir pati kristi. Erelis, tupėdamas pakalnę, pamatė ją bekrentančią, tuoj pakilo nuo žemės. Tik tai capt su savo sveikąja koja už ryšulėlio ir vis aukštyn kelią užnešė labai aukštai, už debesų. Prinešė prie didelio urvo, paleido ir sako, štai urvas, kuriame jie kiekvieną naktį nakvoja. Tu čia įėjusi rasi 12 lovų, apdangstyk jas paklonėmis, uždėk pagalvių užvalkalus. Kiekvienam ant lovos padėk marškinius ir kelnes. Prie kiekvienos lovos rasi po staliuką, o ant kiekvieno staliuko po kepalėlį duonos. Nuo tų kepalėlių galėsi po riekelę atsiriekti. Prie durų rasi mažiausio brolio lovelę, po ją palindus galėsi pernakvoti. Erelis viską jai susakęs nulėkė sau, o ji įlindo į urvą. Tenai rado viską taip, kaip ir buvo pasakojęs erelis. Aptaisė lovas, užklojo, gražiai viską sudėliojo, marškinius ir kelnes netgi uždėjo. Pavalgė nuo kiekvieno brolio duonos kepalėlio atsilaužusi po gabalėlį ir palindusi po mažiausio broliuko lovele atsigulė. Atėjus vakarui tuo ir išgirdo. Juodvarniai sukranksėjo, nusileidė tvirto žmonėmis ir suėjo į vidų. Visi džiaugiasi, kad pataisytos lovos ir padėti marškiniai su kelnėmis. Greit apsirengė, eina valgyti. Žiūri, kad nuo kiekvieno duonos po riekelę nuraikyta. Vyresnysis ir sako, lovas ir mus pačius aptaisė. Gerai, bet kad duonos trūksta, tai negerai. Na bet ką padarysi? Pernakvoję broliai rytą atsikėlė ir vėl sukranksėję išlėkė iš urvo.
O jų sesuo atsikėlė iš palovio, vaikščiojo po vidų, laukė. Vakarop vėl jis norėjo valgyti. Eina prie staliukų. Taip pat besakė palėliai duonos. Nuo kiekvieno vėl po riekelę atsiraikė. Tuomet palindo po mažojo brolio lovele ir vėl atsigulė. Vakare ir vėl juodvarniai ėmė kranksėti, suskrido į vidų ir atvirto žmonėmis. Vėl vyresnysis sako, matai, ir vėl duonos nuvalgyta. Jau kas nors negeras pas mus yra įsimetęs. Dabar dar nieko nedarysiu, bet jei ir 3 dieną tai bus, tai nors visą kalną sugriausiu, bet turėsiu atrasti, kas čia mums taip daro, kas mūsų duoną vagia. Mergaitė gulėdama nusigando, pradėjo galvoti, kaipgi čia bus. Nebeiškentusi ėmė savo jaunesnį brolį budinti ir trūktelėjo jį už kojas. O tas ir klausė, kas čia? Mergaitė tylomis atsakė, aš, broleli, jūsų sesuo, atėjau, suieškojau jūs, bet kad anas brolis barasi, ką aš dabar darysiu? O brolis jaunesnysis ir sako, na ką dabar darysi, būk kaip buvusi, rytoj pamatysime. Rytą vėl atsibūdė visi broliai, atvirtę juodvarniais išlėkė iš urvo. O mažasis ėmė sakyti, na, brolau, vakar žadėjai visą kalną ardyti, versti, kad tik tai surastum, kas čia mūsų duoną valgo. O kad rastum kokį giminaitį ar seserį, kągi tada darytum? O vyresnysis brolis ir sako, matau, kad jau žinai, kas čia yra, na tai pasakyk tiesą greitai. O šis atidengęs paklodę sako, lysk seselę laukan, jau kai bus taip. Tada vyresnysis brolis pamatęs seseris sako, kad tu būtum iškentusi dar metus, tai būtum mūsų sulaukusi, o dabar, seselė, reikės mums ir tau vargti vėl 12 metų. Jei iškentėsi, niekur nieko nešnekėjusi per tiek metų, tai tada pasimatysime. Tai pasakęs liepė sėsti savo ant nugaros ir visi pavirtę juodvarniais nulėkė. Juodvarnis nunešė seserį didelę girią, pasodino eglės viršūnėje, atsisveikino ir pakilo. Mergaitė ilgai ten sėdėjo, net jos drabužiai visai suplyšo. Vieną kartą į girią atvyko medžioti karalaitis su savo dvariškiais. Tuoj ėmė loti šunys, žiūrėdami tą medį, kur jis sėdėjo. Atsistojo šauliai ir varovai, mato, sėdi medyje žmogus. Ir šiaip kalbina, ir taip kalbina. Nieko nesako. Atėjo ir pats karalaitis, šnekina ir tas, bet mergaitė kaip niekur nieko nesako, tyli it vandens į burną prisisėmusi. Šaukia, lipk žemyn! Gazdina, nušausime, bet ji vis tyli ir tyli. Tada karalaitis savo tarnui sako, lipk, iškelk iš žmogo, pamatysime, kasgi ten yra. Tas įlipo, mergaitė rodo tarytum norėdama pasakyti, esanti be drabužių ir negalinti kalbėti. Tarnas, nulipęs žemėn, pasakė karalaičiui, kad medį esanti jauna, graži mergaitė, tik tai be drabužių. Užnešė jai drabužius ir ji išlipo iš medžio. Karalaičiui mergaitė taip patiko, kad kitos jis niekada nebenorėjo. Parsivedęs ją namo, pasisakė savo tėvams, norėdamas ją vesti. Tėvai, aišku, nenorėjo jam leisti, kad ji nieko nekalba, bet ilgai prašomi sutiko, o karalaitis vedė 12 brolių seserį. Po kokių metų jiedu susilaukė sūnaus. Karalaičio tuokart nebuvo namie, o prie karalienės buvo parvežta jos pamotė. Ta pati ragana, kuri jos nekentė ir jos brolius, buvo pavertusi juodvarniais. Toji ragana vaikelį išmetė laukan ir sugriebus kuršuniuką rodo visiems. Žiūrėkit, koks jos vaikas. Tada karalaičio tėvai sako, jau kad ji būtų geras žmogus, tai ir kalbėtų. Kažin, kas ji tokia yra. Gerai mes jam sakėme, kad jos neimtų į žmonas. Taigi tėvai parašė vyrui raštą, kad taip ir taip gimęs toks ir toks vaikelis. Ką reikia karalieniai daryti? O karalaitis atrašė, kad nieko jai nedarytų, kol jis namo grįž. Jis pats žinosias, ką padaryti. Parkeliavęs namo, karalaitis nieko nebežino. Jam, jo mergelė, jo karalaitė tokia graži. Taip patinka, kad nė galvon neateina kažką su ją padaryti.
Ir vėl jis gyvena su ja. Pagyvenus metus jiems gimsta dar vienas sūnus. Karalaičio vėlgi tuo metu nebuvo namie, o jos pamotė karalaitės vaikelį išmetė laukan, pagriebė kačiuką ir rodo visiems. Žiūrėkit, kas dabar gimė karalaičiui ir karalieniai. Visi stebėjosi ir tėvai sūnui vėl surašė laišką, kad nelabai gražus sūnelis gimė, į kačiuką panašus. Sugrįžęs namo karalaitis ir vėl nieko jai nedaro. Pati labai graži, patinka, gerai gyvenasi, nesvarbu, kad nekalba. O ką jau čia darysi, kad toks vaikelis gimė? Po kiek laiko karalaičiui nesant namie gimė trečias sūnus. Ta pati ragana pamotė vėl išmetė sūnelį laukan ir vėl rodo visiems šuniuką. Tėvai vėl rašo karalaičiui, kad skubėtų kuo greičiau namo ir darytų kažką tai, nes vyksta negražūs dalykai. Karalaitis parkeliavęs namo, bet jam taip gaila žudyti savo karalaitę. Nebežinodamas, ką daryti, jai ir sako: žinote, darykite, ką norit, aš ne pats nežinau, ar ji čia kalta, ar koks prakeiksmas. Taigi teisėjai apkaltino karalaitę ir nuteisė kaip raganą sudeginti ant laužo. Sukrovė didelį laužą ir uždegė, bet užėjo smarkus lietus ir užliejo ugnį. Ir vėl liepė privežti sausų medžių, o jau visi baigėsi 12 metai. Tik tai 1 valandos bereikia, tuoj atskris visi broliai ir išgelbės karalaitę. Kai tik ėmė dvariškiai iš naujo ugnį kurti, žiūri, atlėkė 12 juodvarnių, atlėkė ir leidžiasi. Tuoj nusileido pirmasis, virto žmogumi ir vedasi už rankos 3 metų berniuką. Nusileido antrasis ir nešasi 2 metų berniuką. Nusileido trečiasis, rankose nešasi mažutėlį, dar vis tikluose ką tik gimusi vaikelį. Tuoj visi broliai sušuko: ką jūs čia darote, kam nekaltą mūsų seserį norite sudeginti ant laužo? Geriau meskite ugnį štai tą pamotę, kuri ir mus ir seserį prakeikė, o jos sūnelius išmetė. Beregint visi suprato, kasgi iš tiesų buvo nutikę. Paėmė raganą ir užmetė ant laužo, o broliai pasisveikino su savo seserė ir su karalaičiu. Ir visiems jiems pasakė, kad ragana ką tik gimusius vaikučius buvo išmetusi laukan, o jie juos pasiėmė ir auginę kaip savus. Karalius iškėlė didžiulį pokylį. Ir, kaip sakoma pasakėčiai, ir aš ten buvau, ir daug mačiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems išklausiusiems. Žinau, kad ko gero sulauksiu ne vienos pastabos, kad pasaka yra per žiauri vaikams. Jums geriau, aišku, nuspręsti, ką leisti klausyti savo vaikams. Mano dukra žino ir klausosi pačių įvairiausių pasakų. Manau, kad mūsų vaikai visų yra tikrai šiuolaikiški ir pakankamai protingi, kad suprastų, jog tai yra tik tai kūrinys, tik tai pasaka. Ir netgi iš tokių pasakų išmoktų tam tikrų pamokų. Ačiū visiems buvusiems su gyvom pasakom ir manim, mama Varne. Sakau, iki pasimatymo netrukus. Gyvos pasakas.